tavo istorijos TikTok'e ir vat soctinkluose fake ar tiesa? Tai aišku fake. Rimtai? Tai Tai kaip tu suspėjai viską, pavyzdžiui, daryti ir TikTokus filmuoti ir pardavinėti ir žvakės gaminti visą tą? nespėjau vieną, mes kartu darom. Rimtai? O kas mes vienas kitam? Tai mes vyras ir žmona. Tai mes susitokę? Tai taip, čia mūsų šeimos verslas yra. Kiek galima užsidirbti iš žvakių? Tai kiek tu įdėsi darbo, tiek ir užsidirbsi. O kiek tau kainavo Pradėti verslą. pradėti verslą? Kiek tu investavai pinigų? Visus, kurias turėjo. Tai daug buvo ar ne? Ne, kiek gali turėti 20-metė studentė. Sveiki, mėly žiūrovai. Mes esame paslaptinga žvakė. Žvakė su žinutė viduje, kurioje Lietuvoje. Sveiki, sveiki. Šiandieną mes pakalbėsime apie daug įvairių dalykų ir manau tikrai jums labai patiks tai. Na ką, Katarina, pasiruošusi išduoti savo visus paslaptis? Taip. Tikrai? Taip. Na gerai, pradedam tada. Šiandien esant tokiai svarbiai progai noriu jūs nudžiuginti ir padovanoti daug prizų. Pirmiausia, noriu jūs nustebinti ir padovanoti dovanų kuponą į mūsų elektroninę parduotuvę, kurioje galite įsigyti ne tik žvakę su žinutė viduje, tačiau ir įvairių kitų dovanų papildomai. Norint laimėti šį prizą, tai reikia mus pafollowint, paspausti laikant šio video ir komentaruose palikti tam tikrą slaptą žinutę, kurią mes pasakysime video pabaigoje. Ir dar 3 žmonėms padovanosime 3 žvakes už tai, kad palaikins, pafollowins mūsų YouTube kanalą ir paliks komentarą. Tiek ir reikia, kad laimėtų. Aš esu Katarina. Aš esu Erikas ir mes sukūrėm populiariausią žvakę Lietuvoje. Nu tai ką, Katarina, pradėsim pokalbį? Taip. Nu tai gerai. Aš šį kartą užduosiu tau klausimus, gerai? Gal tu man dar užduosi kažkokį tai klausimą, gerai? Gerai. Ir taip pradėsim mūsų bendravimą. Tokiai. Nu tai Katarina, papasakai pagaliau, kaipgi sugalvota ta buvo idėja paslaptinga žvakė su žinutė viduje. Tai žvakės man patinka nuo senų laikų, iš tiesų visą laiką degindavau žvakę, pats gali prisiminti, namuose pas mus būdavo. Ir kai prasidėjo antra koronos banga, tai visi sėdėjo namie, reikėjo kažką veikti ir kažkuo užimti save. Ir niekas nemeluos, nesakys, kad čia kažkas išrado dviratį. Žvakė su žinutė viduje yra sena idėja, kuri yra populiari internete. Mes ją pamatėme ir pritaikėme savo rinkai lietuviškai. Bet ar sunku buvo? Tai buvo sunku, todėl kad žvakių mes patys niekada nedarėme. Mes pradėjome nuo nulio visiškai be kažkokių žinių, pradėjom domėtis, supratome, kad čia ne tiesiog pasiemi ir padarai iš karto, kad vienas su kitu jie susitinka ir viskas gerai būna, pasiemi bet kokią daiktį, pasiemi vašką ir viskas veikia iš karto, kad irgi reikia turėti kažkokių bazinių žinių ir pradėjom tiesiog domėtis tuom, ką reikia, ko reikia, kad padarytum žvakę. Kokia visa idėja buvo tokia paslaptingos žvakės, tiesiog žvakės norėjom iškart pardavinėti ar būtent su žinutė. Ne, mes iš karto norėjom žvakę su žinutė viduje pardavinėti, todėl kad tikėjome labai šį produktą. Dar nebuvo šios prekės lietuviškoje rinkoje visiškai, niekas jos nedarė, nepardavinėjo ir niekur nematytas buvo tiesiog kažkas naujo tokio. Ir jeigu mes pagalvojame, kad jeigu mus taip jinai sudomina šitą idėją, tai kodėl jinai turėtų nesudominti ir kitų žmonių, tiesiog reikia rasti, kaip sudominti kiekvieną žmogų ir pirkėją. Nu jo, faktas dar norėjau paminėti tai, kad Katarina nepaminėjo, kad mūsų dar idėja buvo padaryti tai, kad kad pagarsinti mūsų Lietuvą, padaryti tai, kad tai yra pagaminta Lietuvoje ir mes visą laiką viską perkame Lietuvoje. Ir Taip, mes akcentavom visą laiką, kad tai yra mūsų lietuviškas produktas, kurį mes darome rankomis Lietuvoje, mane iš kažkur perkame ir perparduodame, taip sakant, kad viskas yra pagaminta su meilė ir mūsų rankomis. Jo, bet būtent liečiant žvakės. Žvakės grinai viskas, kas Taip, yra taip. žvakės nuo pačio indelio iki, nežinau, iki galutinio varianto ar galutinio gavėjo, taip sakant, čia viskas buvo pagaminta Lietuvoje. O kiek tau kainavo Pradėti verslą. pradėti verslą? Kiek tu investavai pinigų? Visus, kurias turėjo. Tai daug buvo ar ne? Ne, kiek gali turėti 20-metė studentė. Nu, kiek maždaug tu turėjai tų pinigų? Nu, gal kelis šimtus. Kelis šimtus eurus? Taip, Už kelis šimtus eurus tu pradėjai verslą? Taip. Tie kelis šimtai eurų tau, kaip tu sugalvojai, kur reikia, ką nupirkti ir nuo ko pradėti? Tai aš pasidomėjau, ko man reikia, būtent kokių medžiagų reikia pradėti šį verslą. Ir aplamai viską, lipdukai, indeliai, absoliučiai viskas, ko reikia žvakiai, čia yra mūsų gamybos. Mes patys darėm visus lipdukus, visus dizainus, viską. Ir tam reikėjo investuoti tuos pinigus pradžioje. Aišku, nebuvo dideli kiekiai, pradėjom nuo labai mažų kiekių kažkokių.
tačiau vis tiek viską reikia užsipirkti, reikia tų pačių indelių, reikia vaško, norėjom natūralaus vaško, todėl pasirinkome sojų vašką. Sojų vaškas yra, galima sakyti, brangiausias iš visų, todėl kad jis yra pats ekologiškiausias. Tai todėl mes nuo jo ir pradėjom, kad neteršti taip aplinkos ir nenaudoti parafino, mes norėjome natūralių produktų. Nenudinga tavo žvakė? Nenudinga. Tikrai? Jo. Nieks nemirs nuo jo? Pirmiausia, nepadarai. Kiek supratau. Tau sunku buvo rasti medžiagos? Medžiagas iš tiesų Lietuvoje labai sunku rasti, todėl kad yra labai maža rinka. Ir kiekiai yra visko labai riboti ir sunku, kad tau kažkas patartų kažką. Viską turi pats kaip ir galvot, sugalvot, pritaikyt. Ir iš tiesų bandymai. Bandai ir galiausiai pasieki savo norimą rezultatą. O kiek vat reikėjo tau, kad suprasti, tu darai, bandai ir tą vat rezultatą, kad tu gali jau pardavinėti? Manau, praėjo apie mėnesį. Tai mėnesį viską darėme, Taip, kaip sakant. taip. Nu jo, kažkur tai apie mėnesį tas viskas. Apie mėnesį, kol mes supratom, kaip žvakes reikia daryti, tada kol visą dizainą, lipdukus, pavadinimą sugalvojom, kaip viskas atrodys, taip sakant, galutinį variantą, kol mes iki galutinio varianto priėjome, praėjo maždaug mėnesis, aš sakyčiau. Ir vėliau mes pradėjom savo paslaptingą žvakę, bet mes ją tobulinom vis. Nu jo. Nes keitėsi ir dizainas, ir Pridėti kažkokius ir naujienų dar. Taip. Visą laiką keičiasi, nes jeigu tu nori, kad tavo verslas klestėtų, tu vis tiek turi jį investuoti ir judėti pirmyn. Bet tik Lietuvoje, ne, ta prasme, prekyba eina, taip sakant. Taip. Tik lietuviai perka, ne? Taip. Niekas niekada nepagalvoja, kad čia kapau žvakę. Pagalvoju. Ką atsakai tokiems? Nieko parodo, kas čia yra iš tiesų. Ir ką jie tada pasako tau? Gera idėja. Gera idėja? Taip. Manau, pirka iš karto tokie. Gal pagalvosi. Padovanosi. Tai kaip tu suspėjai viską, pavyzdžiui, daryti ir viską ten ir tiktokus filmuoti, ir pardavinėti, ir žvakės gaminti, visą tą procesą, kaip tu spėjai viena? Nespėjau viena, mes kartu darom. Rimtai? Taip. Netikėta. Okei. Jo. Visiems nepaslaptis, vis tiek manau. Man tai atrodo, kad visiems paslaptis, visi kažkodėl galvoja, kad čia aš viską darau, viską viena ir... Nu jo, būna taip. Ir kai tu atiduodi žvakę, jie parašo ačiū, jūsų darbuotojas atidavė. Jo, aš tai vis tiek, aš toks darbuotojas, bet taip ir gyvenime yra iš tiesų, aš toks daugiau, taip sakant, kaip darbuotojas, o tu kaip, manau, mūsų prekės ženklos veidas. Esi ir vis tiek tu moteris, aš to negaliu leisti tiek daug dirbti, nes čia yra iš tiesų labai svarbus darbas. Jo. Nu, tu aš atsakai labiau ten, pavyzdžiui, už visą socialinį ir taip, už socialinius tinklus, ten video kūrimą ir taip toliau, ten visus tos procesus, bet, taip sakant, už žvakių užkulisių ten daugiau aš, taip sakant. Taip sakant, administravimas pilnai tavo, pavyzdžiui, ten video editingas, jeigu TikToko visų mūsų video, tai video editingas aš ir taip toliau. Įgarsinimas aš. Įgarsinimas tu, tai jo, tai tas va daug. Su klientais aš bendrauju. Jo, dažniausiai tu su klientais bendrauju, jo. Nu, aš ragelį dažniausiai keliu, nes tai praktika parodė, kad geriau tavo nekelti telefoną, nes vėl, jeigu kažką pradėsi pasakot, vėl pasakys, kad čia fake istorija, ne, nieks nepatikės ir pasakys, kad vėl mes sekam pasakas ir nieks ir nieko nepatikės. Bet gyvenam tokiam dabar pasaulyje, kur nepabėgsi nuo to. O kas mes vienas kitam? Tai mes vyras ir žmona. Tai mes susitokę? Tai taip, čia mūsų šeimos verslas yra. Tai reiškia, jeigu komentaruose rašo, kad... Padovanok žiedą, tai žiedas visi nėra. Taip, kad visi žmonės žinotų, mes esam šeima ir kūrėm šeimos verslą ir jūs džiuginom kaip šeima. Taip. Ar tau sunku su manim dirbti? Ne, man labai paprasta. Tikrai? Taip, aš manau, kad su kažkuo kitu man sunkiau būtų. Tai su kažkuo kitu negalėtum? Manau, kad ne. Kitas klausimas, kiek galima užsidirbti iš žvakių? Tai kiek tu įdėsi darbo, tiek ir užsidirbsi. Nu, jeigu aš 8 valandas į dieną dirbsiu, kiek maždaug? Tai žiūrint, ką tu darysi. Nu, vienas aš, pavyzdžiui, galėčiau daryti žvakės. Nu, tai tu gali daryti žvakės, kodėlgi ne? To pardavinėt galėsiu aš? Nu, ta prasme, aš padarysiu tau savo uždarbį kažkokį, ar ne? Tai kiekvienas gali padaryti savo uždarbį, žiūrint, kiek tu nori uždirbti ir ką tu nori tiesiog pasiekti iš to. Kažkam yra 1 žvakę per dieną parduoti, jau yra faina, kažkam 100 žvakę per dieną yra mažai. Tai kiek per dieną galima, pavyzdžiui, padaryti žvakiam?
Taip pat Jo, jo, galima žinoti. ne taip pasakiau, kiek galima parduot per dieną ir kiek tu pardavei per dieną va, daugiausiai žvakių. Tai galima 10, galima 100 parduoti. O kiek tu pardavei daugiausiai? 100 gal pardaviau. Tik 100 Per dieną. Ja. per dieną. Čia kalėdinis laikotarpis. Taip. Kiek, maždaug pasakyk, galima į mėnesį padaryti žvakių? Nežinau, priklauso koks mėnesis. Vasaros žvakės niekam neįdomios. Okay. Absoliučiai. Bet aš kaip suprantu, tai užtenka gyvenimui. Gyvenimui užtenka. Geram ar sausau? Nu, kaip kam. Ne? Kaip kas gyvena. Nu, okei, pavyzdžiui, restoraną. O jeigu kiekvieną mėnesį norėsim Maldyvas skraidyti, tai neužteks. Okei, tada reikia plėstytis, ne? Nu, ja. O sunku Lietuvoje vystyti verslą. Lietuvoje yra iš tiesų sunku vystyti verslą. Aišku, aš nebuvau kažkur kitur ir nevyščiau verslą kitur, todėl aš neturiu su kuo palyginti. Tačiau vis tiek pradėti verslą Lietuvoje yra sunku, todėl kad tai yra labai maža rinka pas mus. Kas dėl to gyventojų nėra tiek daug. Ir tau reikia patikti daugiau žmonių, kad tu galėtum išsidirbti kažką iš to. Tai iškart reikia patikti kažkam, ne? Tai aišku. Tavo produktas ir tu turi patikti žmonėm, kad jie pirktų. Bet gal kaina dar? Tai kainos kokybės santykis, tu negali irgi parduoti kažko už savikainą. Dažnai sako, kad per brangiai. Nu, tai man irgi daug kas yra per brangu, bet aš vis tiek perku. Ok, bet, liečiant žvakės. Žvakių medžiagos labai brangiai kainuoja. Ok. Nu, ta prasme, pasigaminti tai brangiai kainuoja. Taip, brangiai. Tai užima daug laiko, medžiagos kainuoja, nes jos yra natūralios ir kokybiškos. Tai čia žmonėm atrodo, kad tu gali čia nueiti į maksimą, nusipirkti žvakę už 3 eurus. Bet tai, kad čia yra visai kitokia žvakė, tai niekas nesupranta to tikriausiai. O kas supranta, tas ir mėgstamas, ir patinkamas jiems. Bet kaip, pavyzdžiui, su pardavimais ir taip toliau, su klientais tavo, kaip konektas tavo. Aš manau, kad labai geras konektas. Todėl, kad klientai dažnai man parašo su istorijom. Feikinimu, ne? Jo. Tai tu prieš mane iš karto, ne? Kad... Jo, iš karto fake istoriją savo susigalvoju. Gal tu patik, kurį savo Instagramas kažkai aš savo rašau ir parduodu savo. Nu jo, čia tas vakar. Aš sėdžiu nutavęs kažkur pasislėpęs, kurių kanalus tau rašau. Jo. Ne, iš tiesų, pas mus aplamai prasidėjo su klientais toks bendravimas nuo pat pradžių. Galbūt todėl mes jiem ir patikom tai. Nu jo, aš manau, žmonės galėjo mumis pasitikėti, todėl kad vis tiek mes visą laiką apie savo produktą, kaip čia nėra tiesiog žvakė kažkokia. Čia vis tiek žvakė, kuri yra... Čia yra istorija, kuri yra dovanojama tam tikrai progai. Aišku, dažnai būna, kad žmonės nori nustebinti savo antrą pusę, ar mamą, ar dar kažką. Tiesiog pasakyti tave kitaip. Taip, myliu tave kitaip. Tiesiog priminti apie tai, pavyzdžiui, gyvena kažkur toliau, išsiųsti dovaną kažkokią. Tačiau vis tiek dažniausiai mūsų žvakės dovanoja tam tikram progom. Jo. Nu, bet mes ir pradėjom tai verslą, kai pradėjo mums klientą rašyti, nuo savęs pasakysiu, kai klientai pirmie pradėjo rašyti, mes dažnai pas juos pradėjom klausti. Kodėl, pavyzdžiui, kodėl tokia ar šiokia žvakė jie pasirenka tekstą ir taip toliau, tam, kad pradėti vystyti tą mūsų istorijų, tiktokų video. Taip, bet aš ir iš kitos pusės galiu pasakyti, kad vis tiek tai prasidėjo. Žmogus, kai renka dovaną, jam sunku pačiam išsirinkti. Ypač, kai mūsų žvakės prasidėjo ir jie net, iki galo nesuprato galbūt, kas tai yra ir ko jie nori iš šito produkto. Okay, bet sunku buvo pradėti iš tiesų. Pradėti buvo sunku, taip. Todėl, kad žmonės netikėjo šitą idėją ir buvo labai sunku ją perteikti, kasgi čia yra iki galo. Jie galvojo, kad čia tiesiog kažkokia žvakė ir viskas. Tau sunku buvo danešti, kad jinai turi žinutę. Taip, labai buvo sunku, todėl, kad žmonės nesuprato. Nes aš taip pasakysiu, iš vis ten pirmi video yra kaip, tiesiog ten filmuoja, kaip žvakė išdega ir viskas. Ir ten buvo, mes rinkom 5000 peržiūrų turbūt ir mes buvome tokie. Tai buvo pardavimas iš karto 5000 peržiūrų? Ne, nebuvo. Tai, o tu iš karto pardavai, pavyzdžiui, kada? Per pirmą savaitę tikriausiai pardaviau, todėl, kad buvo Valentino diena ir reklamas mes leidom. O kam pardavinė daugiau? Moteris, vyrai ir dar kažkas? Šiaip priklausomai, kaip kada, labai bangom užeina. Dabar vyrai, pradžiai moteris buvo. Tai gal moteris visas jau nupirko, žinai, tik viskas važiuoja. Jas, kad ne? Į antrą planą. Ne, dabar moteris sako, kad vyrai... Turėjo slepiant dovanom. Jo, ir kad vyrai nenusipelnė jokių dovanų. Galiu pasakyti, kokie gali būti vyrai, jeigu nenusipilnė dovanos už 20 eurų, tai reikia kažką galvoti vyrams, ne? Reikia kažką keis gyvenime, jeigu tavo vyras nenusipelno dovanos nuo tavęs. Aš irgi sutinku su tavim, tai pilnai su tom. Dar toks svarbiausias, klausimas, tas tavo
istorijos TikTok'e ir vat soc tinkluose. Fake ar tiesa? Tai aišku fake. Rimtai? Tai pasakytų kiekvienas. Bet Bet nėra taip. tai iš tiesų kiekvienas TikTokas, kurį mes įkėlėm, taip sakant, tu sakysi mes, tai čia yra buvo. Tai aišku, čia yra reali situacija. Man yra labai juokinga iš tiesų, kai žmonės netiki to. Reiškia, jie su žmonėm nedirba niekada ir nebendravo. Todėl, kad žmonių yra visokių, absoliučiai visur. Nu, jis, Kaip bet iš mūsų Lietuvos mažos, tai Jo, net mūsų mažoje Lietuvoje yra labai skirtingų žmonių, kurie dabar jie nieko nesiėdė ir jie galvoja, kad mes esam draugai ir jie taip beda save. tai gal papasakosi dar vieną kokią fake baiką savo. Tai galima tiesiog iš pradžių papasakoti istoriją, tikriausiai ir Okay. vienus iš pirmų klientų. Tai čia kaip ir sakiau, mes pradėjom, realiai mūsų tikslas buvo Valentino dienai pasileisti. Ja. Ir vieni iš mūsų pirmų pirkėjų buvo tokie du vyrukai, kurie dieną ten mes su jais susirašėm, kažką pamenu. Man atrodo, čia 14 dieną. Gal 14, Nes jie vakare atvažiavo. 13 kažkas tokio, gal iš vakaro. Aš jau tiksliai nepamenu, kad jie nori užsakyti žvakeles, kad jiem labai patiko čia idėja ir jiem reikia 2, nes aišku, apsidžiaugiam čia pradėti žvakę. Tas, aišku, čia kosmosas buvo, čia kiam euro, atrodo, kiam 3 eurai iš karto. Tai čia mes jau milijonieriai. Labai apsidžiaugiam, aš atsimenu tada. Ir jiem ten dzim buvo, jie nei tekstą ten kažkokio norėjo išsirinkti, nei ką, jiem tiesiog, vat, jie norėjo tos dovanos. Ir tada, tai mes vakare atvažiuosim pasiimsim. Nu, gerai, Jie turėjo, atrodo, Valentinkė dovanos jokios. Jo, jie neturėjo dovanos. Ir jie vat pamatė, jie sakė tada, pameni, kad pamatė Instagram, sakau, Facebook'e reklamą. Ir kad jiem patiko ir davai čia faina, romantika, taip sakant, vasario 14, žvakės, super, viskas eina, jiem tinka. Bet suveikė reklamą. Suveikė reklamą, reiškia, jinai netokia prasta buvo, kaip mes galvojame. Sutinku, jo. Ir tada aš pamenu, padarėme žvakės, paruošėm čia vieni iš pirmųjų klientų, paina, einam pas juos ten atiduot. Ir aš matau, kad iš takso išlipa 2, girti vyrai, kurie save taip nelabai adekvačiai. Pasakė, apsikabinė kažką, ten žvengė, ten taksistui sakė, ten pastovėk, palaukti, o toj čia važiuosim atgal. Ir ką pasakė tau? Kad žiauriai faina idėja. A, ne? Jo, kad žiauriai faina, tu mus čia išgelbėjai, mes neturėjom dovanos, o dabar važiuojam pas savo moteris, mes čia užsilaikėm. Nu, matosi, ką veikia užsilaikė ir... Laimingi girti, ja? Ir tada aš kažkaip vat, supratau, kad prasideda linksmybės, bendravimas su žmonėm. Tau patinka? Yra geras dalykas. Tau patinka bendrauti su Taip, žmonėm? labai. Daugiausiai klientas ten, pavyzdžiui, reikalauja daug dėmesio, ant kaip žinau. Matai, labai priklauso, pas mus yra 2 pirkėjų tipai, yra vieni, kurie perka svetainiai, su kuriais tu kontakto neturi, o yra kiti klientai, kurie tau parašo ir jie matosi, kad jie nori pabendrauti su tavim. Jie nori pabendrauti, jie nori surasti gerą dovaną tikrai ir jiems reikia to kontakto. Lygtais tu būtum parduotuvė ir pardavinėtum, taip sakant, tu negali ten tiesiog. Pas mūsų klientais nebūna ten, nežinau, 2 žinučių čiatas, kur pasako, ko nori, išsinti sąskaitą viskas. Kartais ta prasme. Bet Saky, nori to ir viskas. Bet labai retai, dažniausiai tai būna pokalbis, tu bandai surasti geriausią sprendimą ir jie nori gerą dovaną padaryti ir tu nori, kad klientas liktų laimingas. Todėl tau reikia investuoti savo laiką į pardavimą. Jo. Bet dažnai, ta prasme, jie iškart tokią litaniją parašo, kas patinka mum. Pavyzdžiui, perskaitai, ta prasme, pasijus. Aš manau, jie ir parašo su Talitanija, kaip ir kalbėjome mes pradžioj, kad iš karto vis tiek, jeigu tu norėjai gerą dovaną, jiem, taip sakant, parduoti ir kad jie įsigytų gerą dovaną, tu klausai, kam tu dovanoji, kodėl tu dovanoji, kokią progą tu dovanoji. Ir vis tiek susirinkdavo tam tikrą istoriją. Jo. Nuo to ir prasidėjo mūsų TikTokas, mes pradėjome pasakoti. Nuo tų trumpų kelių žinučių ir tada pasiklausė, ar galėjau įkelti TikToką pačioj pradžioj dar ten prieš 4 metus. Taip, kodėlgi ne, ne visgi nes dabar prašo įkelti. Bet tu visus įsakymus keli ar ne? Neaišku, kad ne. Kodėl? Nu, tai istorijos vis tiek kartojasi. Ten, nežinau, su tekstu myliu tave, ką tu ten naują dar sugalvosi. Nu, nežiūrėk 100 kartų tą patį. Būtent. Vis tiek tu nori papasakoti visą laiką kažką naujo. Jeigu tu rodysi tą patį per tą patį, tai niekam nebus įdomu. Na, ką čia aš vis kalbu, užduokim tau klausimą. Ar buvo kažkada mintis mesti verslą? Jo, aš manau buvo. Kodėl? Nu, blemba, žiūrė, buvo sunku pradėti, aš manau, nes tokio Lietuvoje nebuvo, vystyti verslą buvo sunku, nes, nu, iš tiesų nebuvo tų pavyzdžių ir, nu, tu, kai įdedi ten, nu, žiūrė daug laiko, čia svarbiausias, aš manau, žmonėm, kas yra, čia laikuot, taip sakant, atsiskaityti ir tada, nu, čia yra, nu, labai sunku ir tu
dieną į dieną bandai tą darai ir, nu, kaip tu sakei, kad nepirkdavo ten savaitę ar kiek, ten pusantros, atrodo, Jo, buvo. ir tada tu prarandi tas vilties, taip sakant. Jo, Tau tu supranti, atrodo, kad kad jau- pas tave nusiperka, tu jau viskas, jau gerai pradeda Jo, laikrodis. gal tas jau tos žvakės, tai niekam neįdomis, visi ten pirkso žvakės maksimai po 3 eurus, o tavo pati idėja, vat, niekaip tu negali, vat, juos, vat, damesti, vat, danešti, vat, taip sakant, tą visą idėją, kad jie suprastų, kas tai yra, kad galima visaip kitaip pasakyti paprastą žodį myliu žmogui, taip sakant, mamai, tėčiui, dar kažkam ten antrai pusei ir, vat, kai tada buvo vat, tas startas TikTok'e, tai aš atsimenu tą momentą, kai dabar, kai pavyzdžiui, vienas iš populiariausių tas pirmųjų video buvo ir jis užėjo ir aš atsimenu, tada mes vakarė sėdėjome ir pradėjau rašyti žmonės. Jo. Ir va tada buvo, nu, tiesiog, tipo, ten nebuvo taip, kad 30 žmonių, 500 žmonių. Ne. Man atrodo, buvo 5-6 čiatai, bet ir visi ten, nu, tipo, Ir mes galvojom, kad mes viskas, viskas. Ir mes tada atsimenu svajodavom, nu, blemba, jeigu po 3 žvakes į dieną pardavinėt, Jau gerai. galima gyventi, ta prasme, jau galima, ta prasme, neįsidarbinti, kur, ta prasme, ten šiek tiek užsidirbsi, ten šiek tiek užsidirbsi, galbūt. Ir vat jo, nu, tavo mesti tai 100% norėjosi, bet vis tiek kažkiek, šiek tiek, vat, vilties, aš manau, vienas kitam padėjome, tai sakant, palaikėm, pasakėm laiku ten, reikia dar pabandyti, nenuleisti rankų, ir ten galbūt 101 kartą jau išausim ir tada jau patik žmonėms. O ką tu galvoji apie neigiamus visus komentarus socialinėse tinkluose, ypač dabar? Galima keiktis. Ne. Ką aš galvoju apie tai, nu, žmonėms visada nepatiks. Visą laiką jam kažkur kažkas nepatiks. Jie visą laiką tą heitą rašys, nu, čia visą laiką bus tai. Tu nors, nežinau, būsi, taip sakant, geriausias žmogum, bet to vis tiek kažkas ateis ir pasakys, nu, Vis tiek kažkam tu nepatiksi, taip sakant. jo. Aš tai iš savo pusės manau, kad žmonėm niekada netiksi, ypač socialinėse tinkluose. Realybėje niekada... Patinka, ar ne? Man heitas nepatinka. Aš vis tiek mergaitė esu, tai mane lengviau užeis. Galima Kai taip būlina, pasakyti. tai tau ne. Taip. Nu, kaip kada, priklauso nuo Super komentaras lendi, ar ne? Dabar nebelendu. Nebelendi Nebel- komentaras visiškai. Ne. O skiriasi komentarą, pavyzdžiui, Facebook'e, Instagram'e ir TikTok'e. Taip. Čia yra 3 absoliučiai skirtingos auditorijos. Vis tiek, TikTok'e, nu, realiai troliai nėra. Nu, tipo fake accountai. Ten iš realių žmonių yra labai mažai. Kur ten nuotrauką gali pamatyti, veidą gali pamatyti, ten, nežinau, vardą, pavardę, dar kažką sužinot. Nu, ten visi yra anonimai. Tai anonimai rašo ten būna. Beleką. Kur blogiausi komentarai? Facebook'e. Facebook'e? Facebook'e. Rimtai. Ten pikčiausi žmonės. Bet kodėl? Aš nežinau, kodėl. Nu, bet aš irgi tokį klausimą užsidedu savo visą laiką, kodėl jie ten tokie tik... Atrodo, kartais pagalvoja, nu, ten nežinau. Ir kas yra jokingiausia, kad ir vyrai, ir moteris rašo. Ir tokie brandaus amžiaus, kur galima būti tėvais seneliais. Ir tu galvoji kartais, nublemba, nu, ar tu savo vaikui tai pasakytum, ar tu savo anūkui tai pasakytum, taip kaip man sakai. Žmonės toks jausmas, kad gražių žodžių tau neparašys. Jie geriau, kas galvoja gerai, jie tylia. Kas galvoja blogai, jie rėkia garsiausiai, taip sakant. Jo, Ir va tas reikimas blogo garsiausiai, nu, okei, čia rašymas, tarkim, komentaro. Nu, nežinau, man tai keista, kaip žmonės rašo tokius dalykus, kurie, nu, iš savo realių anketų rašo, kur, nu, giminės mato, draugai mato. Ar jie tokie patys kaip tu, ar jiem kyla klaustukai. jo. Man tai kiltų. Man tai... Jeigu pas mane draugose kažkas kažką va tokio komentuotų, man tai kiltų. Jo, man pačiausiai, kai komentaras vyras kažkoks tai parašo, ten tipo, nu žiauri, tipo, heitą, nu tipo, apstumi žiauri, tipo, ten. Ir tu užeini į jo profilį, o jis, tipo, apsikabinė žmoną, nu, tipo, ir tu galvoji, nu, tipo, jeigu tau normalu, tipo, jeigu tavo žmonai, tipo, ateitų Kažkas rašytų, arba tavo ten vaikas suaugs ir jam kažkas taip rašys. Jo, nes tai, nu, ta prasme, nu, geriau pratilėti. Čia, vat, aš manau, vat, nu, šiek tiek bėda mūsų, vat, Lietuvoje, vat tas... Reikia išsitrinti Facebooką. Ir įsitrint Facebooką, kai kažkas sakė, kad įsitrinkit Facebooką, bagai. Mes čia rimtai, nes, vat, labai sunku dėl to, kad... Jo, Facebookas tai iš yra tokia atskira platforma, kur mes tik neseniai pradėjom kelti į Facebooką. Taip. Todėl, kad atsijungė kažkaip Facebookas nuo Instagramą ir mes pradėjom ten video mūsų kelt, tai
Nu, atsargiai ten reikia. Nu, ten, Ten žmonės absoliučiai nevaldo savęs. ne, nu, bet mes ten susirinkam 200 tūkstančių peržiūrų kažkur ir uždarom komentarus. Komentarus tik sakyk, sekėjams. rašyti nesąmonę. Jo, tik sekėjams, nes ten prasideda pas jūs, nu, tiesiog chaosas. Bet tai yra gero, aš manau, ne, nu, ta prasme, Taip, va, yra gera. ar yra gero, va, to, Tai aišku yra gero. Aplamai apie klientus kalbant. jo, nu, tiesiog, jo. Tai aišku, gero yra 100 kartų daugiau nei blogo. Tiesiog vis tiek Palaiko tave, tai, geros emocijos vis tiek jos nėra ant tiek stiprios, kiek blogos emocijos. nu, jo. Tu gausi vieną komentarą blogą per dieną, tu gali pamiršti apie tų 100 gerų. Todėl, kad vis tiek bloga emocija, jinai tave užvaldo ir jinai pasilieka tavyje, o gera emocija tau gerai, faina ir taip toliau. Gal vis tiek aš esu mergaitė, aš esu mane lengviau skaudinti ir taip toliau, tau gal taip nu, tipo, ar blogas, ar geras, Aš žinau, kad esminis dalykas yra dar taip, kad aš įsitikinęs esu, kad jeigu jie rašo komentarus blogus Facebook'e, TikTok'e ar dar kažkur, tai realybė, jeigu jie pamato, jie tiesiog nusišypso arba dar prieina ir pasako, Jo, realybėje juk niekas geras žvakės, ta prasme, nu, taip, geras žvakės, ar ten geras istorijos, juokinga. Jo, vis daug mes ką. Dar nebuvo gyvenime taip, ir tas laikotarpis, kad prieitų kažkas tai realybėje pasakytų, kad čia šūdų turi. Tai gal po šito pasakys. Gal po šito pasakys, nieks nežino. Ne, iš tiesų, net ką, bet realybėje sutikom, kas yra keista, iš tiesų aš niekada negalvojau, kad taip gali būti, kad ten, nežinau, surinkė auditoriją socialinėse tinkluose ir vėliau jie realybėje pradeda prieiti prie tavęs ir ten pasakyti. Nors kažkam gal čia atrodys, kad, nežinau, ten pasikėlė ar dar kažką, kad ten ką to žvakės, bet vis tiek, nu, auditorija yra didelė, tokia pas mus 85 000 yra, Daug. o kitose socialinėse tinkluose po 13 000, tai čia bendrai paėmus daugiau 100 000 žmonių žino filmus, o kiek matė yra, kurie... Taip. nėra. Nepafilovino, taip sakant, jo. Tai vis tiek tu matai, kad žmonės tave atpažįsta, kad jie nusišypso, kažkas prieina, pasako, ten kasoj kažką perkiai, ten fainas žvakės. Tikrai yra malonu, kad žmonėms patinka tai, ką tu darai. Ir tada tu pagalvoji, kad ne veltui tu viską darai ir kad, nu, iš tiesų dzintas, heitas, ką blogo kažkas parašo. Vis tiek tas gerumas, na, jo yra daug daugiau. Žmonės gražių dalykų rašo 100 kartų daugiau nei blogų. Na, o kaip manai, žvakės pakeitė tavo gyvenimą kažkiek, ar kaip, ar ne? Jo. Tiesiog visiškai pasikeitė gyvenimas, aš manau, nes tai, kaip sakant, davė labai daug raktų į visokius kitus, taip sakant, turės. Tu vis tiek pradėjai kurti verslą, tai nesamdomas darbas, kur ten už minimumą, taip sakant, dirbi. Tai nebūtinai už minimumą. Nu, tai aš šiaip sakau. Čia kaip ir sakiau, čia tu... Aš matau savo ateitį, kad, nu, taip, aš ten neužsidirbčiau kažkiam kitam darbe daugiau. Jo, bet aš manau, kad žmonės nesupranta, kad tie, kurie dirba ant savęs ir kurie turi savo verslą, jie dirba kartais 3, 4, 5 kartus daugiau nei tie, kurie dirba samdomą darbą. Faktas. Todėl, kad čia tavo pajamas priklauso, Tik nu, nuo tavęs. visiškai priklauso nuo tavęs ir kiek tu darbo įdėsi į tai. Jo, nu, ten miegi po 2-3 valandas, bet tas rezultatas galutinis čia svarbiausias. Taip. Kad tu ten, nežinau, tu ten gali sau leisti kažką daugiau. Ir viskas čia, va, aš manau, kardinaliai pakeitė mūsų gyvenimą tikrai. Taip. Ir žvakės toliau duoda mums, taip sakant, tą patį video nufilmuoti, tai čia taip sakant, irgi kainuoja ir... Tu negalėjai užsidirbti ir, taip sakant, sustoti vienoje vietoje. Todėl, kad jeigu tu užsidirbai, sustoji vienoje vietoje ir, nu, viskas man užtenka. Tai tada tu nepasieksi, tu užsidirbai tą ir viskas. Tie pinigai kažkada Šią studiją mes padarėm patys. Taip. Taip sakant, visą studiją mes ten nuomavom, nieko mes norėjome vėlgi padaryti savo. Padaryti, taip sakant, savo, taip sakant, kur... Kempelį, kur filmuotis, kad ir žmonėms daugiau patikta jo ir tas dalykas. Čia, manau, tikrai, žmonėms patiks, ką mes darome. Na, tikėkime. Tikėkimės. Na tai ką, mūsų pokalbis artėja link pabaigos ir noriu Jums priminti apie konkursą, kuriame galite laimėti 100 eurų vertės dovanų kuponą į mūsų elektroninę parduotuvę paslaptingažvakė.lt, kurioje galite nusipirkti ne tik žvakių, tačiau ir įvairių kitų dovanų. Taigi, ką Jums reikia padaryti, norint laimėti šį kuponą? Jums reikia palaikinti šį video, pafollowint mus ir komentaruose palikite, ką norėtumėte pamatyti mūsų sekančiame video YouTube'e. O kaip tu manai paveikė šis verslas į mūsų santykius? Aš manau, kad mūsų verslas pakeitė mūsų santykius į gerą pusę. Sustiprino? 100%. Ne? Taip. Nu, ta prasme, iki to buvo blogi santykiai? Ne, santykiai buvo gerai, bet aš manau, kad žmonės, kurie dirba kartu, jiem yra pirmiausia daug sunkiau, todėl, kad daugelis žmonių negali atskirti kažkokio santykio vienas tarp kito.
Ta prasme, meilės santykio ir darbo santykio, galima taip pasakyti, jeigu aš iš savo pusės kalbėsiu. Nes vis tiek mes, kai ateinam į darbą, atvažiuojam į ofisą, mes darbuotojai, mes ne pora kažkokia, mes dirbam, taip sakant. Mes namie, mes ten vyras ir žmona, taip sakant. Kai tu darbėsi, pas tave vienas santykis yra. Kai tu atvažiuoji namo, pas tave kitas santykis. Ir daugelis žmonių negali dirbti kartu, esant poroje, todėl kad jie neturi tos ribos. Supranti, ką aš Ta turiu? prasme, nesusieina jie kažkur, tai aš manau. Jo, kad pavyzdžiui, tu ten susipyksti, bet tu susipyksti dėl darbo. Ir tai Jie veža tai namo. O jie veža tai namo ir tai prasideda konfliktas kažkoks. Mes galbūt jau ir, pakankamai ilgai dirbam kartu, 4 metai vis dėlto yra. Tai vis tiek mes galbūt tą išmokom daryti. Tačiau, kaip tu ir sakai, jie vežasi tos konfliktus, pavyzdžiui, darbo namo, kas yra visiškai nesusijęs su mūsų santykiais kaip vyro ir žmonos. Čia yra visai kitas dalykas. Ką patartum, pavyzdžiui, kai jeigu pora ar dar ten vyras su žmona nori, pavyzdžiui, verslą kurti, ką tu pagrindinį tą patartumėm. Kokį patarimą duočiau? Tai nebandyt, nežinau, kažko išversti arba kad vienas yra geresnis už kitą. Kad jūs esat dviese vienoj valty ir jūs tai darot bendram tikslui. Čia nėra pasirodyti ten, nežinau, aš ten daugiau padariau, o tu mažiau padarėjai. Čia yra grinai, jūs dirbate vienam tikslui ir jūs norite pasiekti bendrų rezultatų. Tai yra geriausia. Nes jeigu jūs pradėsit kažką konkuruoti tarpusavy šeimoje, čia ne ta vieta. Mes konkuravom? Ne. Matai, mes pradėjome, mes buvom labai jauni. Tai mes buvom tikrai jauni, nors mes buvom jau santykiuose 3 metus. Taip. Ir tai ūkdė mus. Šis verslas ūkdė mus, aš pasakysiu tai. Ir daug pamokų davė gyvenime. Labai daug pamokų davė. Mes mokėmės ir mokomės kiekvieną dieną. Tiek santykio, tiek verslo. O ką patartum, pavyzdžiui, ne porom, o pavyzdžiui, žmonėm, kurie nori užsiimti verslu. Aišku, mes dar netokie ten verslininkai, bet... Bet vis tiek buvo mūsų pradžia, taip sakant, ar ne? Aš taip patarčiau žmonėm valdyt ir niekada nepasiduoti, todėl kad iš pirmo karto kažkas pavyktų, tai čia, stebuklas. Ne bitkoinus. Ne bitkoinus. Čia yra iš tiesų, kad išautų tavo verslas iš pirmo karto, iš pirmo bandymo, čia tikrai tau pasisekė, reiškia, tu kažką padarai labai gerai ir pataikai tinkamą laiku, tinkamą vietoje. Dažniausia verslas neprasideda per vieną dieną ir tu neišpopuliarėjai per naktį. Tai vis tiek, net jeigu tu išpopuliarėsi per naktį, tu turi tai vystyti, kad tai nesustotų ir nebūtų tik viena tokia žvaigždutė paleista. Ir viskas, ir neužgeso. Jeigu tu nori gerą verslą vystyti, tu turi dirbti ir dar kartą dirbti. Pastoviai įdėti darbą, kad jis tau atsipirktų. O, myliu tave, gražus tekstas, kaip atrodo gražiai. Va dabar dega žvakė, pažiūrėkit, koks grožis, žiauriai gražu, ne? Taip. Romantika. Romantika, labai gerai prie žvakės sėdėm, čia kalbamės. Vyno neužtenka. Vyno neužtenka, vandens gerai galima išgerti ir viskas. Ok, kitas klausimas. Kaip matai savo verslą, pavyzdžiui, po 5 metų? Aš tikiuosi, jis judės į priekį. Jis judės į priekį ir aš darysiu viską tam, kad jis judėtų į priekį. Bet tu žinai, ką daryti reikia, ne tam, kad judėti į priekį? Man atrodo, kad aš dabar žinau, ką daryti, bet rytoj galiu pasakyti, kad nebežinau. Tam pabandysiu kažką. Bet ir tai dabar gali pasimesti, taip sakant, kad... Tai žinoma. Kiekviena diena savo versle yra iššūkis. Nes tau gali tiesiog, aš nežinau, tu gali turėti kažkokią super idėją, kur galvosi, kad viskas dabar, išausi. Bet neišausi, tu nieko. Kodėl? Todėl. Reikia daug darbo įdėti. Reikia daug darbo, reikia, kaip ir sakiau, bandyti, kaip pradžioj bandyti, taip ir toliau. Jeigu tu nori vystytis, tai tu turi bandyti. Nes faktas tame yra, netgi jeigu turim didelį sekėjų, taip sakant, rato, tai vis tiek tai neduoda tau, kad tavo kiekvienas video surinks po 100 000 peržiūrų. Tai aišku, kad ne. Tu įgeli, ta prasme, ir dažniausiai būna taip. Bet aš tau kitą dalyką pasakysiu, tai kad tu 100 000 peržiūrų surinksi, tai nereiškia, kad tu 100 žvakių parduosi. Faktas. Tai va. Tai čia faktas. Ir čia svarbiausias dalykas, kad yra, pavyzdžiui, kad tos video, kurias, pavyzdžiui, mes darom ten pusę dienos ir statom didelę, taip sakant, stavkę, jo, kad tai užeis ir bus tikrai geras video. Dažniausiai tai nebūna. Dažniausiai nieko. Visiškai neužeina. O tas video, kuris per 10 minučių padarai greitai. Nesąmonė, kažkas atrodo, kad nepatiks užeitins tave užeiti. O jie sulaukia gerų ir teigiamų emocijų. Faktas. Šitas tai žiauriai man patinka, tai kad, bet aišku, ir nepatinka, ir patinka. Būna kartas, kad tu nenori, kad tas greitas video užeitų, o nori, kad tas, kurį rašai, kurį šlovei stengiasi ir taip toliau. Tai
Kodėl pradėjai gaminti ir kelti tai? O kodėlgi ne? Visigi gaminam. Galima gi pasidalinti savo gyvenimu. Tai planuoji, Vien tik žvakėm tu nesužavėsi žmonių. tai tu planuoji toliau kažką taip vystyti ar kaip? Taip. Kodėlgi ne? Aš pastebėjau, kad žmonėm patinka kitų žmonių gyvenimas. Kodėlgi jom nepasidalinti? Taip, tai sakau, savo gyvenimo dalinamės. Aišku, ne viską. Man tai juokinga, kai žmonės galvoja, kad tu nufilmuoji kažkokį video, įgarsini jį, kad pritrauktum į dėmesį ir kad skeltum emociją. Ir jie galvoja, kad taip yra gyvenime. Ašgi galiu bet ką pasakyti. Galbūt tu esi mano nupirktas vyras valandai. Niekas juk nežino. Bet žmonės tiki viskom, ką pamato internete. Tai jo, jie dabar tai viską parašyk, nesąmonę kažkaip parašyk, jie galvos, kad čia yra tiesa. Taip. Aš manau, dėl to ir gal netiki kažkiek į mūsų tas istorijas, būtent su žvakėmis, bet tai yra realybė. Kaip grįžtant prie tų vat, istorijų ir taip Bet toliau. vėlgi jie netiki tom, kas yra tikra, o tiki tom, kas yra netikra. Supranti, ką aš turiu omenyje? O kas yra netikra? Nu, aš nežinau, pavyzdžiui, kažką įgarsini, pasakai kažkokią nesąmonę. Kaip pavyzdį. Nu, kaip pavyzdį, kad mano vyras, ten nežinau, su draugiam savo tūsina naktį. Tai Ko aš šiam ryte gaminu valgyti. ir jie tiki į tai. Taip. Ir ką rašo. Nesąmonės visokie. Tai čia yra juokinga ir yra adekvačių žmonių, kurie rašo, nu, tipo, čia prikolas. Bet yra tų, kurie tiki to. Aš nežinau, gal pas kažką taip ir yra, pas mus tai taip nėra. Aš vis tiek manau, kad tam tikros detalės turi pasilikti namie. Ir kad vis tiek šeimininis gyvenimas tai yra privatus gyvenimas ir aš jo nerodau. Tiesa, teisingai, čia labai gerai, nes per daug irgi negalima Per daug to negali parodyti, nes vėliau žmonės pastebės kiekvieną detalę. Tai nežinau, ne taip pasižiūrėjai, ne taip pasakėjai, dar kažką ne taip. Tai buvo taip jau, kai filmavau kažkaip tai video ir kažką pasakė man, kad mano balso tonas Jis labai grūdai bendrauja, nu nieko jis ten nebendrauja. siūščiau iš namų. Aš puseris, tu ten, aš jį išmešiu, išvaryčiau ir taip toliau. Aš jį išvažinėk savo vyrą. Kas čia per vyras, kuriam tik gaminy, ką ranko neturi. Tai kaip pas tokių vyrų gaminy. Paprastai man patinka. Bet tai jis nieko nedaro. Ne, tai jis viską daro. Aš turiu omeny, man patinka gaminti savo vyrai. Aš nematau tame nieko blogo. O man labai patinka valgyti žmonot vaistą. Tobuliausias restoranas mūsų, ne? Čia yra skaniausias maistas, skaniausias, taip sakant, mes nuo žvakių davėm iki maisto ir aš manau, tas pokalbis tikrai geras yra ir žmonėm patiks, manau. Taip. Kaip tu manai? Vėl. Ir dar 3 žvakės mes padovanosime tiesiog už like, follow ir komentarą, ne? Taip. Viskas labai Kaip patiko, paprasta. nepatiko. Parašykite jau. Daugiau tokio turinio. Patiko, nepatiko, gal dar vieną tokį video nufilmuoti. Ar nereikia visai, rašykite komentaras. Ir tiek, malonu buvo labai. Ačiū labai už peržiūrą jūsų. Katrina, ką tu pasakysi? Ačiū, kad klausėte mūsų. Ir žiūrėjote. Ir žiūrėjote. Iki greito. Ate. Ir pačiai.